Sveiki visi, taigi grįžau namo, tai dabar šiek tiek jaučiuosi geriau, galiu papasakoti apie praėjusias varžybas. Taigi turėjome porą dienų treniruočių, trasa buvo kaip ir pažįstama, nes buvom važiavę prieš tai. Tik tai buvo visiems gal šiek tiek naujovė, kad važiavome prieš laikrodžio rodiklę, bet tai kažkokių nesklandumų nesudarė siekti geresnio rezultato. Taigi viskas buvo kaip ir nauja, mašina buvo labai mažai važiuotas tą mašiną, labai mažai buvau vairavęs tą mašiną. Tai persidariau daug ką pagal save, naujus rankinius, shifterius susidėjau, sėdynę atsistūmiau pagal save. Tai buvo daug ir pakeitimų, tai reikėjo prie visko priprast, nes mašina labai skirtinga nuo mano praėjusios mašinos. Tai viskas yra kaip ir nauja, plus dar kitoj pusėje vairas. Tai turėjome lygiai porą dienų praktikos, prie jos priprasti. Taigi pirmą dieną su mašina kaip ir jokių nesklandumų nebuvo, apart vairo kirtimuose. Tai per pirmą dieną tą reikalą išsprendžiau, susitvarkėm ir tada sekančią dieną pripratę važiuoti prie jos. Važiavusi kaip ir neblogai. Iš mašinos jokių nesklandumų nebuvo, bet čia kaip visą laiką. Praktikos metu niekada mašina nelūžta ir lemiamą dieną, varžybų dieną atsiranda vis kažkokių nesklandumų, kaip ir visą laiką. Artėjant kvalifikaciniams važiavimams subirėjo greičių dėžė, bet kažkaip nesumanikavom dėl to. Komandos nariai greitai puolė dirbti prie šito reikalo, o aš nesnausdamas sėdau į komandos draugo Nerijaus Skyline'ą ir treniravausi su juo. Jeigu netyčia susidūriau su didesniais nesklandumais EKM6, turėčiau atsarginę mašiną. Tai nesnaudžiau ir treniravausi, kitą laiką komandos tvarkė dėžę ir sėdausi atgal į BMW ir važiavau treniruotis toliau. Prieš pat kvalifikacinį važiavimą, likus ten 10 minučių, važiavau ir kažkaip sulūžo coiloveris. Tai tada šiek tiek turėjome tokį panikos priepuoliuką lengvą, bet viskas pagalbos komandos ir ne tik komandos narių, organizatorių gavome progą susitaisyti ir vis tiek tęsime varžybą su E46. Tam prie starto linijos pravažiavome pirmąjį važiavimą kvalifikacinį. Kaip ir buvo kažkaip keista, bet streikavo sistema. Niekas nežino, kiek taškų gavau ir kaip pravažiavau, nes užstrigo sistema. Tai biškai buvom nežinioje, bet kažkaip tikėjomės, kad užteks kvalifikuoti bet kokiu atveju. Tai po kažkiek laiko trasos teisėjai pasakė, kad gavau mažą taškų kiekį, tai biškai mane supykdė. Stojau prie antro kvalifikacinio važiavimo ir galvoju, tikrai nepasiduosiu taip lengvai ir spausiu kaip visą laiką, kiek eina. Taigi kvalifikacijoje buvau pirmas, tai nereikėjo važiuoti top 24, peršokau tiesiai top 16, kuriame šiek tiek, kol laukiau porinių važiavimų, atšalau. Gavau važiuoti su broliuku Latviu, kurio nepabūgau. Sekėsi gerai sustartuoti, suvažiuoti gerą kvalo liniją, tik turėjau didelį atitrūkimą po pirmojo važiavimo ir antrame važiavime su mažai klaidų. Turėjau geresnį rezultatą, daugiau spaudžiau šį galbūt ir ko pasekoje laimėjau tą kovą.
peršokau į top 8, bet važiuodamas top 16 sporinius, pajaučiau, kad kažkas yra negerai su galiniu tiltu, daužėsi reduktorius, tai skubėjome remontuotis, žiūrėti, ką galime padaryti geriausiai per trumpą laiką. Tai komanda puolė prie darbo ir rado į prasisukusi išdilusi cilimbloką galbūt, kažkas tokio ir turėjome labai mažai laiko susitvarkyti, bet tai su mažo laiko kiekiu spaudėmės į laiką ir ką galime per tą laiką padaryti, tą ir padarė. Taigi į top 8 peršokau, top 8 nereikėjo važiuoti, nes mano oponentas irgi sugedo, ko labai gaila, nes kaip ir neapšilau prieš top 4, bet labai nepanikavau, tai turėjom daugiau šiek tiek laiko pasiremontuoti mašinai. Taigi top 4 stojome prie starto linijos ir vėlgi galbūt turėjom kaip ir geresnį pranašumą, nes mano nepriekaištingas buvo lydranas. Oponentas važiuodamas šiek tiek galbūt driginosi, darė korekcijas, ko pasekoje turėjo lemti mažesnį taškų kiekį. Antrame važiavime jis nedavažiavo iki galo trasos, vidury trasos užsisuko ir tuo 100% lėmė mano pergalę top 4. Finaliniam važiavimui gavome Paul Smokey Smith, su kuriuo stojame prie starto linijos. Ir jeigu jis jau tai buvom nusiteikę, kad jisai esa finale, tai turėjome nepasiduoti. Tiek nedaug likę buvo iki pirmos vietos, tai buvom nusiteikę spausti maksimumą. Taigi važiavome kiek įmanoma geriau, kvalifikacinę trajektoriją. Po pirmo važiavimo, kaip ir manėme, turėjome kažkokį pranašumą, nes oponentas darė kažkokių korekcijų. Tai kaip ir biškį atsipalaidavome ir antrame važiavime spaudėme kiek įmanoma daugiau. Ir atrodė, kad pergalė jau kaip ir mūsų rankose, bet teisėjai nusprendė kitaip. Davė man matavimą, tai šiek tiek mane suglumino, šiek tiek biškį sukėlė įtampą, šiokį tokį nervą galbūt. Bet nesmarkiai, tai nuvažiavome pasikeitėme ratus, į tą laiką šiek tiek gavome pagamastyti ir stojame vėl prie starto linijos. Bet man matavimas nepadėjo nieko išspręsti, kaip ir lėmė tik tai
pergalę. Taigi taip užbaigėme pirmąjį etapą, laimėjo pirmą vietą, esu patenkintas, šiek tiek susidraugavome su mašina, kaip ir problemas aiškios, turėsime patobulinimų šiek tiek ir sieksime aukštesnių rezultatų sekančiose etapuose. Tai labai jūs ačiū visiems prisidėjusiems, atsiradus naujiems rėmėjams, kurių tikiuosi nenuvyliau ir stengsiuosi nenuvilti jūsų visų. Ir kągi, susimatome sekančiose etapuose. Ačiū Jums, tai iki sekančio.